Labas rytas, mielas Pupytės, sveikinuosi su jumis iš savo virtuvės ir kaselių rezidencijos. Iš tikrųjų, gan seniai dariau kažkokį tokį vlogą į savo YouTube kanalą bendrai turinį, tiesiog apie tai, kuo gyvenu, paprastai. Žodžiu, dabar žoliapjovės garsas skrieja iš lauko, turime lauke, parodysiu ką, pavasarį, yra šaltoka, žolę reikia pjauti. Pumpurėliai dar ne visi išsipumpuravo, man iš tikrųjų labai patinka, kaip žydi štai šitas medelis, kuris vis dar nežydi ir šiaip lauke yra gan šaltoka, dėl to ne visada galime grožėtis žydinčiomis alyvomis. Tai va, ir yra rytas, aš to jau pasišildysiu kažką valgyti, nes aš šią savaitę esu priruošusi begalę paruoštukų įvairių, tai man tai reikės išsirinkti iš šaldytuvo, pasišildyti ir papusryčiauti. Aš tai prasidarau langus nuo užuolaidų, nes labai mėgstu matyti tą žalumą, tą visą vaizdą lauke. Nusprendžiau valgyti lietinius su mėsa, kurios pasigaminau, ir reikia biškį išsiplauti indaplovę šitam bardakinę, nes akivaizdu, kad niekas jo neiškrovė. Kol šildysis blynelį, labai patogu pas mus, kad yra indaplovė ir po to yra indų stalčius ir po to yra įrankių stalčius. Tai aš praktiškai vakar atsidariusi visus stalčius, galiu viską išsidėlioti pagreitom ir nereikia man per visą virtuvę lakstyti, kuri pas mus yra nemaža, tai aš jums labai rekomenduoju taip viską irgi susidėlioti. Tai va, indaplovė jau iškrauta. Dabar man reikia išsiplauti savo puodą, kuris dar po vakar pas mane neišplautas, va tokį. Turiu ir užsivirinau vandens ir užsipilsiu į tą puodą. Kadangi lauke dar nėra super karšta, tai šalto vandens gerti dienos metu nesinori. Ypač tą vandenį paruošiu, aš įsidedu į karštą vandenį braškių. Va čia pas mane jos nuo vakar yra, matot, kokias spalvą jos turi. Aš įsidedu šaldytas braškes ir man tas labai gerai veikia. Vanduo toks braškinio skonio. Iš tikrųjų, kas man labai patinka, nes su citrina prieš tai darydavausi, tai jau nusibodo. Tai va, einam į šaldyklį, ar ne, išsijamam braškes. Aš perku tokias šaldytas, va, didelį tokį, tokias 3 didelės braškes pasimsiu. Nežinau, kokios didelės. Didžiausias renkuosi savo puodui. Na, o kai einu į sportą, turiu mažesnę gertuvę, tai tada man netelpa didžiulės braškės, tai panaudoju mažesnės braškės. Ir ką, užsipilu dabar karštų vandeniu, bet tačiau dar šiek tiek ir šalto įpilu tam, kad aš galėčiau iš karto gerti greitų metu tą vandenį, nes jeigu tik tai karštą užpilu ir, tarkim, dar vanduo nėra atvėsęs, o čia pirmasinis puodas vis tik, tai gerti iš karto negalėtumėm. Pasižiūriu, kas ten laukia, galvoju, paukštis kažkoks, ar tai žmonės kažkokie vaikšto, žodžiu. Nu taip. Ir įsidedu savo puodą. Tai vat. Ir dar man liko kavai, jeigu ką. Einam blynelius šiek tiek pavartyti, ar ne? Oi, labai justyti. Čia prikėpė blynelį, kol aš ten su vandeniu tūsinuosi. Nieko gal. Sumažinu. Ir ką aš noriu papasakoti? Apie tai, kad aš pusryčiauju, bardakinas čia pas mane biškuliuką, bet nieko. Ką aš šeimą apidėbau vakarą, noriu kažkokių tai daržovių dar suvalgyti. Nematau kokių. Gal pasimsiu tiesiog pomidoriukų čerį, nežinau, nes vakar buvau pasigaminusi vertės su aisbergo salotą, tai neskaniai kažkaip buvo, kad pusę išmečiau. Savo tas kasas aš vėliau išsipinsiu ir turėsiu karbanėlės. Dabar vietoj grietinės, pavyzdžiui, prie blynelių aš pasimsiu high protein natūralus jogurtas, ne? Man tai nieko nesiskiria nuo grietinės. Mano mama sako, kad ne, labai skiriasi skonis ir jinai negali vietoj grietinės, pavyzdžiui, valgyti jogurto, o aš tai galiu. Čia ir pomidoriukų pasipjaustysiu. Žiūrėk, kol aš čia pasipjaustysiu, papasakosiu jums. Ką aš veikiau ryte, dariausi make-upą ir aš kaip darausi make-upą mėgstu ryte pasiklausyti kokį nors video ir čia man išmetė pokalbį Danieliaus Bunkaus ir Sel. Nu tai pusę vargais negalais aš išžiūrėjau. Aišku, kad Selas įdomesnė persona taip išsireiškia įdomiau, tai aš suprantu, bet tai kokio velnio Bunkus su juo ginčijosi ten pusę to video, tai aš nesuprantu. Pats pasikvieti, ne pats, gal kokie režisieriai, personažą ir po to ginčijosi su juo dėl ten karo, dėl kažkokių tai ten požiūrių į tai, kam ginčytis, neįmanoma klausytis.
tas selas milijoną kartų jam sako daug man pasakyti, nu, tipo, pakvietė pakalbėti, o, žodžiu, neduodi pasakyti, kas iš principo yra tiesa. Nu, tai neįmanoma buvo klausytis. Tai toks nefainas labai, jeigu tikėjausi, kad bus kažkokių, nu, tokių įdomesnių pasisakymų, juokingesnių iš selo. Tai iki pusės video klausiau, toliau neturiu kažkaip ūpo. Apskritai, tas jo ta laidos, tas formatas visas turėtų būti iki ten intriguojantis, gal apie kažką ten tokio intimesnio, o ten kalba visai ne apie tos dalykus. Žodžiu, nusivyliau. Blogas rytinis pasirinkimas, kitą dieną pasirinksiu kažką įdomesnio žiūrėti. Bet ne bunkaus laidą, nes nu, kažkaip nuvylė. Atleiskit, kad tokiam nepatokiam ampluo, bet kitaip mano laikiklis nesilaiko. Nu, kad Vilniuje, juk Mergės gatvėje nebūtų kamščių, tai kažkoks, nu, situacija neįtikėtina. Kad, žodžiu, išvažiuoju visą laiką kamščiai. Kai man reikia kažkur važiuoti link centro, labai nemėgstu kažkur važiuoti link centro, nes aš jau tai baisiai atpratusi nuo tų kamščių, tai baisiai. Aš nesivizduoju, kelintą reikia išvažiuoti, kad kažkur spėti, nu, idėja visiškai. Norėjau parodyti jums, kaip išsipiniau tas kasas, kaip čia sklaistymą persimečiau, žodžiu. Bet atėjo muzinas ir pradėjo mane kalbinti ir žodžiu, tam svarbiam temam, tai negalėjau visiškai filmuotis ir nieko jums nenafilmavau, bet va, taip pat sklastymas eina čia. Taip. Tokį čibuką pasidariau, bet realiai bangavimas nuo čia norėtųsi, kad jis nuo aukštesnio lygio prasidėtų, bet nieko. Kurgi aš dabar važiuoju? Tai aš važiuoju dabar, kaip čia pasakyti, į prabudimą, jeigu taip galima pavadinti. Esmė tame, kad prieš kurį laiką, o tiksliau gal prieš metus, buvau nusprendusi pasišalinti tokias kaklo raukšles. Tai yra viena ta pagrindinė, tikriausiai gal ir daugiau yra pas mane jų. Ir kasgi buvo, aš pasidariau kažkokį užpildą, net nežinau pavadinimo. Žodžiu, ir man nuėjo tokiais kaip karoliais tas užpildas, tai yra hialuronas turbūt. Ir nuėjo tokiais kaip karoliais ir tas labai matėsi ir man, žodžiu, specialistė sakė, kad reikia masažuoti, va taip ir išsivaikščios tie karoliai. Na ir aš ką, bandžiau kažkiek, bet, na, žinot, mano neprofesionali ranka. Ir man tie karoliai neišsivaikščiojo metus laiko. Jis sakė, kad išsivaikščios, pamatysi, išsivaikščios arba reikia dirbdyti. Aš dirbdyti nieko nenorėjau. Ir aš vaikščiau metus laiko su tais karoliais. Matėt ant manęs karolių, sakysit, nieko nesimato. Jo, jie matėsi prie tam tikro apšvietimo, žodžiu, žiūrint ir prie tokios akies, kuri labiau pastabi, sakykime. Tai ką, tai po metų laiko karoliai neišsivaikščiojo, tai aš važiuoju dabar jų išsipūsti, prasižalinti. Viena mano klientė dirba vienoje tokia įstaiga, kur daug daro tokių dalykų. Aš pasitikiu, jau ne pirmą kartą lankausi ten. Ir, žodžiu, tikiuosi, kad man pašalins visus tos likučius. Nes tikrai su tais likučiais forever vaikščiot aš nenoriu. Tai ką aš noriu pasakyti, kad ne visada tas pats hialuronas ar kažkokie kiti dalykai yra faina, nes jie gali nusėsti nebūtinai fainų rakursų ir nebūtinai jūs kažką pasinaikinsite, o gali būti, kad prisidarysite savo tiesiog problemyčių ar negražaus vaizdo tokio, kaip prisidariau, tarkim, aš. Tai va, tai dabar važiuoju pasišalinti ir tada laukia manęs darbas. Tikiuosi, kad spėsiu. Pasakiau merginom, kad pradėtų po manęs, jeigu kartais vėluočiau. Tai va, toks tas momentėlis, bet džiugu, kad va, per 5 minutės aš privažiuoju jau tuoj vietą, kur man reikia būti, nes praeitą kartą tai aš baisiai vėlavau, bet buvau užsirašius ankstesniam laikui. Dabar užsirašiau specialiai vėlesniam laikui, kad tų kamščių nebūtų, bet išvažiavau ir vis tiek matau, kad kamščiai yra. Tai va. Ir ką čia dar jums papasakot? Prisiminiau iš to interviu su Selu momentą, kad iš pradžių Bunkus ten, žodžiu, neleidžia jam pasisakyti vos ne, o po to dėkoju už tai, kad jis buvo pirmas, kuris paskambino jo palaikyti, kai įvyko didžiosios skyrybos. Bet man kas patiko Selo pastebėjimas apie tai, kad žmonės, na ten įvyko ta tokia situacija, ar ne, ir kad žmonės nuėjo sekti to draugo, kuris negražiai pasielgė ir ten seka labai daug tūkstančių žmonių ir tai buvo maladėts ir jau žmonės pamiršo, ką jis padarė iš principo, ne tai, kad konfliktas ten su žmona ir panašiai, bet ką iš principo jis padarė, jis nuviliojo nuo savo geriausio draugo moterį. Tai jūs įsivaizduokit, ant kiek tai yra, nu, vat, aš tą tematiką vat, šiaip svarstau, tai aš dabar turėčiau geriausią draugę, kuri lankytųsi pas mus namuose, kuri be viso ko būtų krikšto mama mano vaiko ir kuri pradėtų žiūrėti į mano vyrą kaip į vyrą. Man tai atrodo
tiesiog nesuvokiama proto, nežinau kaip tie dalykai vyksta, gal ten, nežinau, kuris į ką pirmas pradėjo žiūrėti, bet iš principo tema tokia, tas draugas, būdamas tikras draugas, turėtų kaip ir užkirsti kelią visam reikalui, ar ne? Bet nepaisant visko, tai įvyko. Jokia didelė meilė negali būti priežastimi tokių veiksmų, aš manyčiau. Tai yra prieš mano moralę ir geriausias draugas tikrai negali taip elgtis. Apskritai, svarstant, man atrodo, kad tas terminas geriausias draugas jau suaugusiame gyvenime yra stipriai pervertinamas, kadangi, kai mes jau turime šeimą, vaikų ir panašiai, mums pirmoje vietoje yra tai. O ten geriausias draugas, žinot, pagal tos gyvenimo laikotarpius skirtingus jie labai keičiasi. Bet ten buvo kalba tokia, kad ten buvo tas geriausias draugas, ne? Tai jo, aš taip pagalvoju, ant kiek žmonės greitai pamiršta Lietuvoje, ar gal visam ir pasaulyje, nežinau kaip tai vyksta. Keletą savaičių, mėnesių, viskas pamiršta, bet dabar tas žmogus yra kažkoks pavyzdys kažkur ten kažkoks tai tėvas labai jau rūpestingas, kažkoks tai jau ten, ir viskas pamiršta. Man tai tas žmogus, aš nežinau, turėtų būti kaip išdavikas viso ko ir jau aš negalėčiau jo ten dėti ant pjedestalo ir sakyti, va, žiūrėkite, kokį žygdarbį padarė čia ir čia, žmonėms taigi reikia atleisti jų ten, ką tipo, ten, kad padarytus blogus dalykus, taigi Dievas gailestingas visiems atleidžia. What? Nesuprantu. Tokia vat gaidelė, grįžau prie to interviu, leido man susimastyti ir netgi turiu parkavimo vietų. Yra. Neįtikėtina, prie pat durų. Negali būti. Pasisekė. Praeitą kartą važiavau, čia buvo tiek pilna mašinų įvairiausių, kad OMG. Tai va, putytkos. Tiek pabilivizgojau ir iki greitų. Liūbne ką, pupytės, esu jau po procedūrytės savo. Aš labai bijau adatų. Man jau ten viską galima, tik ne adatos. Labai man nesutraukė visą, bet nepasakyčiau, kad skaudėjo. Šį kartą tikrai nežymiai ir žodžiu, tokie tie dalykai. Tai, dabar judam į darbus, važiuojam, labai graži diena beje šiandien, kiek čia tų laipsnių, 15, tai jau sakyčiau šilčiau, aš netgi be striukės sušokus, striukė guli pas mane čia šalia švarkelis. Ir ką? Ir nieko, aš ir be jo važinėjau, koks graži gėlių parduotuvė, tokiam namukė, mėlynam tam labai. Aš čia ką moralizuoju, sėdžiu ten, žinot, kaip galima kažkur kažkaip daryti, tai jūs čia per daug, žinot, nepriimkit labai asmeniškai, kaip aš sakau. Čia yra tik mano nuomonė apie dalykus, ar ne? Jūs galite turėti kitokią nuomonę. Galite turėti kitokią nuomonę, apskritai apie mane galite kokią norit nuomonę turėti. Čia viskas yra su to, kaip sakau, gerai. Reikia pakėti savo vandenukus skaniai. Bijojau, kad vėluosiu darbą, bet matau, kad tikrai turėčiau nevėluoti. Atvažiuosiu laiku, viską ten spėsiu dar pasidaryti savo, ko reikia ir ko nereikia. Koks plėmas čia. Per kamerą viskas atrodo visai kitaip negu realiam gyvenime. Pavyzdžiui, veidrodį nematau, o čia dabar atrodo kaip koks plėmukas. Bet hopefully not. Ir kalbant apie tas nuomonės, įvairių tų nuomonių yra. Pavyzdžiui, po mano praeitų video kažkas tai parašė nuomonę savo, kad mano video jau visai apie nieką, neįdomus, seniau tai buvo ten kitokie, įdomesni, kad aš dabar turėčiau dingti iš YouTube'o ir rodytis tik savo privačiam turinyje, kad ten, žodžiu, tik tai draugaučiau su visais, nes čia tai yra heiterių maždaug. Bet hei, nesulauksi to, kaip nesulauksite, žinokite, bus taip. O kodėl taip nebus? Ogi todėl, kad ašgi, žinokit, tiek metų esu pačiam internete, kad man, tarkim, dabar išeiti vien dėl to, kad kažkas man parašė, kad aš dingčiau, toks, žinot, anokia čia prabanga būtų. Aš galvoju, tiek aš išgyvenau įvairiausių dalykų tam internete, tiek įvairiausių, žinot, ir įžeidimų, ir įvairiausių neigiamų situacijų, ir teigiamų dalykų labai tų gavau iš to pačio interneto. Ir dabar, kad kažkas parašė dink iš YouTube'o, ten geriau dink, nes nieko čia įdomus nerodyti. Tai aš tik tėmiau, žinot, ir paklausau. Kažkaip, žinot, aš esu mūza, aš esu toji tokia, kuri nepasiduoda, niekadaus, aš tik įkvėpti galiu, judėti kryptingus. Jo, kažkam nepatinku, kad šepsiu ten kažką, aš suprantu, ir neprivalau patikti, ir seniau neprivalėjau patikti, ir niekados neprivalėjau niekam patikti. Ir niekas nieko neprivalo, bet taip ateiti rašyti, tu ten tink iš interneto, tai,
atrodo, kad kažkokia malalietka rašo, nes dabar, pavyzdžiui, subrendusi moteris, kuri turi gyvenime užsiėmimų, dalykų, kurios myli, mėgsta, kuri vertina save, savo laiką, tikrai nesėdės ir nerašys tokių dalykų. Tai čia toks malalietkų bruožas, žinai. Aš dabar tau pasakysiu ir tu dabar darysi viską, ką aš pasakiau. Kur jau ne? Žinokit, man gyvenime taip yra, kad aš, kai man kažką va taip vat rekomenduoja, kai aš neprašau, kai man kažką liepia, arba ten, žinot, kiša savo ten kokį tai trigrašį kažkur, kur neprašyta, man tai dar labiau mane skatina daryti priešingus dalykus. Ypatingai, kai man, pavyzdžiui, grasina, kas irgi kartais pasitaiko gyvenime, tai aš kaip tik elgiuosi priešingai ir nu, tada tokia, mane, žinot, toks nepalaužiamumas yra tikrai. Bet tą patyriau jau seniai, žodžiu, pirmą kartą susidūriau su tuo, vieną kartą pabandžiau padaryti priešingai, pavyko ir labai patiko ir dabar visada taip darau, žinot. Kaip tik man kažkas bando sakyti, tu tai tą, o aš tada tyliai savo, šaunu tą, ką man reikia ir su trenksmu. Tai tas galioja visose gyvenimo taisyklėse, aš taip darau. Žinoma, tas negalioja su įstatymais, nes įstatymai visiems yra lygus, ar ne, bet kažkokios tokios gyvenimiškos situacijos, kur yra pasirinkimas, kur mes galime spręsti kažką pačios, tai taip ir darau. Tai va, mielos papytės, mėgaukitės gyvenimu ir darykite tai, ką jūs norite. Nekreipkite dėmesio, ką sako aplinkiniai, nes aš jeigu kreipčiau dėmesį, ką man rašo ten heiteriai nuo pat pirmų video, tai manęs tam internete tikrai nebūtų, nes vis tik ta mano iškalba buvo kitokia, pasitikėjimas savimi visai kitoks buvo. Aš manyčiau, kad aš buvau tokia dar labai nesubrendusi tuo momentu, nors jau mano pirmas vaikas buvo pakeliui, dar manau, kad branda atėjo į mano gyvenimą vėlesniam laikotarpyje. Ir dėl to vienas rašo, senesnėse video buvai kitokia, tai žinoma, moteris čia buvo 15 metų, prieš 15 metų, tai kokia aš buvau prieš 15 metų, aš buvau kitokia. Faktas, kad ir gyvenimas paauklėja, ir situacijos paauklėja, ir tu esi jau kitas žmogus. Šiuo metu aš esu 40, aš turiu 2 vaikus, šeimą, ir aš esu kitokia, negu kad aš buvau 20 kažkeliarių metų. Ir tai tikriausiai normalu, ar ne? Ir netgi kitokia negu 30, kitokia. Ir nereikia norėti, kad mano tie video būtų tokie, kaip buvo seniau, nes vis tik asmenybę jūs matot visai kitą, ar ne? Tai va. Tai bet vienas dalykas, kurį aš visada norėjau jums perteikti, tai yra optimizmas, tikėjimas savimi, pasitikėjimas savimi, kad jūs visą laiką, mano pupytės, būtumėt gražios, nuostabios, galvotumėt daugiau apie save, mylėtumėt save ir tada visa aplinka darys tą patį. Tai su ta gaidelė ir judam toliau į molodėlėlę. Bučkiai, pučkiai. Dabar atsisėdu prie anatominės juostos gamybos. Bus iš tokių ilgų plaukų. Deja, mergaitė atvažiavo pas mane iš Klaipėdos prisiauginti plaukų. Tai malonu linkėjimai, jeigu kartais žiūrėtumėt. O čia plaukų oazė. Anatominė juosta pagaminta, žiūrėkite, koks gražus lygus tvirtinimas gavosi. Būtent toks ir keliauja ant kalvos, toks permatomas, be jokių papildomų juostelių ir visa tai laikosi ir nesimato nieko, prisidengia savais plaukais, jie prilempa prie to tvirtinimo ir atrodo. Čia jau paruošta anatominė juosta, aš dar spėjau išplauti tos plaukus ir va, priauginau klientai. Pažiūrėkite iš arčiau, nieko nesimato, kur ta mūsų juosta jau po plaukais, o dar viršugalis išsektas buvo. Na ir čia jau palaidi plaukai, pakirpau galiukus, ta juosta buvo šiek tiek ilgesnė negu klientės plaukai, pasižiūrim į vidų, va, kur jinai yra pritvirtinta, o paleidus plaukus, nieko nesimato. Mūsų tokia paslaptėlė kairėje pusėje yra plaukai prieš, tai galiukai tapo daug tankesni, gražesni, žodžiu, undilėlė išplaukė į pajūrį. Na ką, grįžau namo po tų savo darbelių, parodžiau jums, kaip atrodo gražiai tos anatominės juostos, pasitankino labai fainai plaukai, klientė nenorėjo pildyti priekio, tik tai galą padarėm, taip irgi galima padaryti, improvizuoti ir jis sakė, kad mėgsta labai priekį susikelti labai stipriai, tai nenori jokio priauginimo. Klientė atvyko net iš Klaipėdos pas mane, tai labai fainai. Ir tame tarpe šiandien išgyvenom dramą, skambino vaikas iš mokyklos, kad jam ten kažkas labai nesiseka, tai ilgai teko įkalbinėti, kad spręstų tą situaciją, nuėjo ir išsprendė pats. Na tai va, tai sakiau, kad visada verta pabandyti kažkas spręsti. Na ir dar po darbo užsukau į vaistinę, pasiimti iš savo užsakymo, tai galim eiti išsipakuoti, pasižiūrėti, kągi aš ten pasiėmiau. Na va, praktiškai visi nuolaidiniai produktai pas mane. Čia yra, kas pas mus La Roche-Posay dušo želė.
Tai buvo nuolaida, čia net litras, tai visai apsimoka iš vaistinės produkcijos, po to kūno pienelis drėkinantis, irgi labai gerai, man po dušo mėgstu. Ir tada, kadangi nusimato deginimosi sezonas, buvo akcija 1+1, man atrodo. Va, tai Uriažo tokie purškalai, 30 SPF, ne 50, labai patogu užsipurški. Ir yra, po to, kas čia dar pas mane tokio, net pamiršau, ką čia dar pasėmiau, kažkokį aliejų irgi į dušą, Uriažo irgi, čia ne tai, kad aš sufanė, bet tiesiog. Tada vieno danties šepetėlį, kažkodėl mėlynos spalvos, nėra rožinės moteriškų, bet nieko tokio, išsivalysim ir su mėlynu, čia skirtingų brandų yra. Ir dar čia kažkas, vyras paprašė ibupromo, kad būtų nuo skausmo, nežinau. Ir Laurantin mūsų alergikam nuo pavasarinės alergijos, nuo žiedadulkių ir panašiai. Netgi nupiešta panašiai. Tai va, toks mano užsakymėlis yra čia. Na ką, mano pupienės, su vandenuku, su šildytuviuku. Namuose taip šalta, kad tenka šildyti su šildytuvu, nes lauke tai šalta. Šildymas atjungtas, tai va yra. Bet aš manau, kad pas daugelį iš jūsų tokia pati situacija dabar, jeigu gyvenate Lietuvoje, taip jau yra. Ką aš spėjau per vakarą nuveikti. Tai va, grįžo mūzinas, apsitarėm, kas per dieną nutiko. Tokia fanfarinė diena šiandien, kad, tiesiog. Negaliu pasakoti jums ten detalių labai stiprių, nes ir vaiko asmeniniai kažkokie dalykai ten įeina, ir mūzino verslo asmeniniai dalykai, tai tiesiog, ne viešai publikai. Bet, aš nežinau, kaip mano mama pasiklausė, sako, aš neįsivaizduoju, sako, kaip pas tave tiek yra stiprybės ir visako viską tiesiog taip lengvai priimti palyginus, sako, aš tai ten seniai ant nervo būčiau. Bet, taip jau yra, kaip sakau, gyvenimas toks, visko būna ir visko tikriausiai reikia. Tai dabar visą vakarą atsakinėjau klientėm, kokias 2 ar 3 valandas sėdžiu grinai prie telefono, atsakinėjau, nes reikia atsakyti užklausas, derinti dalykus, tai kai kuriuom ten plaukus parinkti, paplanuoti ateičiai, koks ilgis bus, kokie bus kiekiai, kokios bus kainos, ten užklausas naujų klienčių, kuriuom reikia apskaičiuoti kainą. Jeigu ir jūs beje kažkas norite prisiauginti plaukus ir nežinote, kiek tai kainuoja ir norėtumėte, bet nežinote, visada rašykite man, aš jums nemokamai pakonsultuoju, paskaičiuoju tą kainą, net ir būdą galiu, jeigu atsiusite video, pasakyti, kuris jums geriausias. Na ir žodžiu, visas mano gyvenimas yra toks. Aš realiai nebaiginėjau dirbti, niekados būna man klientės rašo savaitgalį ir sako, atleiskit, kad savaitgalį, arba nerašiau savaitgalį, nes pas mane nėra, žinokite, savaitgalį, nėra atostogų, nėra laisvų dienų, tokių, kad aš nereaguočiau į klienčių užklausas, nereaguočiau į klientų laiškus, tai yra mano verslas, mano kūdikis ir dėl to aš dirbu nuolatos. Manęs ten nei kiek nevargina dėl to, kad aš myliu tai, ką aš darau, aš nuo to kaifuoju ir dėl to man nėra gaila atsakinėti, man tai nėra, žinot, kažkoks sunkumas toks. Va, ir ką dar čia jums pasakyti, mielas papytės, gal nieko, gal jau užteks jums šiandienai mano kažkokių tokių pliurpalų. Ačiū jums už tai, kad žiūrite mano kanalą, prenumeruokite būtinai, nueikite paprenumeruoti mano slaptąjį turinį, kur manęs yra šiek tiek daugiau, jau beje vakar, pavyzdžiui, ten išėjo naujas video mano. Tai va, tai ačiūkas ir iki sekančių susitikimų. O dabar ką aš noriu padaryti, nueiti į vonią ir susitvarkyti savo vonios spintelį, nes reikia dėti naujus dušo želės, ten tralalai, lalalai. Bye, pupytos!